patys pirmi 4 greičio ruožai tikrai gerai sekėsi, viskas švariai, be jokių klaidų. Galiu pasakyti, kad tikrai puikiai pravažiavom, o po serijos aš tie 2 greičio ruožai, kur buvo, tai važiavom kaip ir gerai, bet abu kartus toks nuotykis nutiko, kad atsidarė bagažinės dangtis ir labai stipriai prie didelio greičio pasijautė, kad automobilis nebe taip gerai greitėja, nes labai didelis vėjo pasipriešinimas. Kas laukia antroji daly? Tai dabar iš tikrųjų bus tokių labiau lėtesnių ir susuktų greičio ruožų, bet kelio danga ganėtinai minkšta, tai bijau, kad bus didelės provėžos. Ko galima tikėtis antroji pusė iš tavęs? Ar žiūri rezultatus apskritai? Jo, į rezultatus kažkiek žiūriu, bet labiau stengiuosi susikoncentruoti tiesiog į važiavimą ir kad pačiam patiktų taip, kaip pravažiuoju. Bet tikrai neatleisim ir spausim bent jau pirmus kartus, kai nėra didelių provėžų, tai tikrai atakuosim. Sekas visai neblogai, važiavom savo tempu. Antru kartu važiuojant sugalvojau netyčia, kad noriu greičiau, kai gal nereikėjo galvoti, tai kažkiek pagreitėjom. Bet šiaip važiuojas gerai. Ruožai labai keistai greitai dyla, tai šiek tiek skaudu antrais kartais, bet apart to viskas sėkmingai. Turėjot kažkokių nuotykių? Turėjom akmenį ir gražutį po paskutinio gesinimo pradėjom gaudyti žemaitį jau vizualiam atstume. Supratau, kas laukia antroji daly? Antroji laukia šiek tiek labiau sukti, gal ne tokie greiti, bet iki sekančio serviso. Daugiau vietų pasišokinėt, bet čia visas ralis pasišokinėt ir toliau džiaugtis. Puikiai, ramiai, kaip galiu, taip važiuoju. Pirmam, ta prasme, ten labai daug dariau klaidų, labai reikėjo pripratinėti. Antram padariau false startą, ar trečiam neatsimenu. Ir dabar stabiliai, po truputį. Kas laukia antroji daly? Antroji daly bus visko, ir greita, ir siaura. Nežinau, labai stelmužės bijau. Trečioje vietoje laikaisi, tikėjaisi tokio rezultato? Ne, tikrai nesitikėjau ir nežinau, ar išlaikysiu. Ta prasme, jeigu išeis, tai išeis, bet šiaip nesidraskau dėl tos trečios vietos. Tikslas finišas? Tikslas tik finišas ir patobulėti į ateitį. Šiaip galvojau, pirmas ketvirtas bus toksai labiau susuktas ir netoks greitas, bet iš tikrųjų baisiai patiko, kai susirašinėjom su Kipru. Galvojom, kad bus kaip pirmam sunku, bet labai gerai pažadino, pabudom, viskas kaip ir gerai, tada gražutę nuėmė. Salakas išvis nepatiko, nes dabar antrų kartų, kai važiavom, tai tiesiog mašinos laužimas, labai didelės vėžos. Šiaip vėžos gerai su šitą mašiną, bet kai tose vėžiose yra tiek daug akmenų ir labai didelių, tai kratėmės va taip. O jau kai antrą kartą gražutę važiavom, mūsų pirmas pagal greičio ruožus antras, tai labai patiko, kaip vakar sakiau, kad laukiu, tai labai patiko greičio ruožas, tokių greičių dar nesuvažiavęs niekur ir tokį ilgą atstumą, tai labai patenkintas dabar laukiam antros dalės. Pasilgsti dar BMW ar nebe? Šiaip pagalvoju, kad kartais smagiau būtų, bet su šita mašina irgi labai smagu, tai iš tikrųjų norėčiau labiau su šita mašina važiuoti, kaip ir dabar yra. Kaip sekasi su antra dalim, ruošiesi? Tai pasižiūrėsim dabar per servisą onboardus, ką filmavom iš susirašymų. Ir, ką žinau, žiūrėsim. Labai bijau tik tai stelmužės greičio ruožo, kiti visi faini atrodo. Seki marką? Žiūrėjom, dabar per ralį nelabai, vakar labiau sekė. Tai vat parašė patarimų, sako, išsijunk asfaltą, įsijunk gravelį, geriau varatį.
Tai džiaugiamės finišavę ralį pirmoji vietoje. Antroji sekcijoje sekėsi ganėtinai neblogai, bet greičio ruožuose, kuriuos reikėjo kartuoti antrą kartą, buvo labai didelės provežas, tai ten tikrai prisaugojom automobilį. O likus paskutiniam greičio ruožui pamatėm, kad turim gan rimtą gedimą su išmetimo sistema ir turbina, tai tiesiog važiavom paskutinį ruožą ir tikėjomės, kad atlaikys. Tai viskas baigėsi gerai, automobilis atlaikė, laimėjom daug greičio ruožų ir sezoną pradėjom puikiai.